Labas rytas. Pas mus tamsu. Mes šiuo metu esam Jaloje. Vakar atvažiavam vakare, Mantas atsisveikino, aš jau buvau be jėgų. Dabar Mantas jau ten, kažkur apačioj. Yra be 15:06 ryto ir mes važiuojam į safarį. Išvažiuojam taip anksti, kad dar pamatytumėm kylančią saulę, daugiau gyvūnų pagal planą ir panašiai. Abiejų mūsų yra pirmas safaris, labai smagu, labai laukiam. Akinius galiu nusimti, užtinus, nes kavos dar negėrim. Naktis įdomiai. Kambarį ir viešbutį parodysiu jau kai grįšim po, nes dabar taip, kaip ir sakiau, prastai matosi. O kas liečia naktį, tai viskas neblogai, atsikėlėm tik tai prieš 5. Nes ar tai patsukai, ar tai kas, žodžiu, kažkas bėgio ant lubų ir aš tai žiauriai išsigandau, kad mūsų nori apvogti. Tai va, laukia mūsų mašina va čia. Su tokiu džipu dviese mes važiuosim. Mantas rankose turi pusryčius, mūsų vairuotojas. Ir va taip iš šono atrodo mūsų viešbutis. Viskas. Mes lekiam ir dar prisijungsim. Važiuojam į safarį. Tokia puškutė. Mes vėl VIP. Kaip hienos. Ai, čia hienos ir yra. Tampo mėsą. Tas akmuo kaip dramblys didelis. Va, gražių vaizdų sustojom. Mantas jau prifilmavo, tai viską jau matėt. Valgom, pusryčiaujam. Iš viešbučio gavom sumuštinius su omletu. Aligatorius plaukia. Aligatorius plaukia, tuoj filmuojam. Yes. Pritraukiau, oi, atsiprašau. Oh my god, kuris dydžio. Va šito mes ir laukiam. Užteks vieno. Medžioja. Tai vat, valgom, o kitoj pusėje va toks sorė. Bet irgi viską matėt. Mes vieni. Kaip šeškai atrodo. Aha, tikrai kaip šeškai atrodo. Kokios kojytės. Perlinko net mašiną. Per vandenį kažkas. Pirmas upelis, kurį perpridom. Privaloma stotelė su štai tokiu vaizdu. Jūra, akmenis ir safaris. Už mūsų kavinukė, tualetai ir biški šiukšlynų. Va, priėjom.
Labai gražu. Gamta yra labai gražu. Čia va buvo leopardas. Drambliukas brenda per ežeriuką. Pavalio. Kokia paukščiuką kimarina. Mėgsta kandžiotis. Ir kokie jie greiti yra. Kimaras, žiūrėk, kai žiūri. Okay. Na va, jau galite matyti, mes kambaryje susidėjom daiktus, grįžom po safario. Safaris? Kaip tau safaris, Mantai? Normaliai. Liūdna, kad ne viską pamatėm, jūs jau viską čia peržiūrėt, jau matėt. Pabaiga faina, nes pamatėm beždžionės. Liūdna, kad buvo Mantas filmavęs apie tai, kad laukiam eilėje pamatyti leopardą ar kažką tokio, tai pabėgo tas leopardas. Ir nepamatėm, bet pamatėm dramblį, didelį, kur jūs, kaip ir sakiau, jau matėt. Tai va, pargrįžom į viešbutį, susidėjom daiktus ir važiuojam toliau. Mes dabar buvom Jaloj, važiuojam prie kažkokių krioklių, tada važiuojam prie traukinio, kažkur ten, žodžiu, ir nakvojam mes Eloj. O dabar, kaip ir žadėjau, parodysiu kambarį ir iš principo patį viešbutį. Tai va, čia mes turim įėjimą į savo kambarį. Taip. Nieko įspūdingo, bet ne kišenė, tas džiugu. Vaizdas pro langą tiesiog palmės. Ir va toks tualetas ir dušas. Išeinant, paliekam viską čianai. Mūsų kambarys buvo 103. Iš vienos pusės vaizdas į gatvę. Oi, kaip šilta. Kokosų palmės. Kas nežino, tai va taip kokosai auga. Auga yra didesni jaučiučių. Po to krenta ir juos arba krenta, arba pjauna ir parduoda. Taip, ir dar teritoriją parodysiu iš viršaus. Kita pusė. Mūsų jau atvažiavę laukia, va ten Mantas kalbasi. O čia teritorija ir yra baseinas. Bet baseinas, pirmas dalykas, tai neturėjom laiko, kada maudytis jame. Antras dalykas, nelabai į čia valo, bet ir žmonių nebuvo. Buvo tik tai vienas italis šalia kitam kambarį. Ai, per palmės vos matosi, va ten baseinas. Tai va, saulėta, vis pamirštam pasakyti, kiek čia laipsnių. Lietuvoje žinau apie 16-17, plius minus kiek girdėjau, pas mus 30 ir virš. Tai tikrai šilta, šildom dar dupcės turim, dar laiko ir važiuojam toliau tyrinėti ir žiūrėti. Tai va, viskas kelionė tęsiasi. Man tai kaip tau kelionė? Normaliai, man patinka atskirai nuo žmonių, turim savo mašiną. Važiuoja kur norim, kiek norim. Aišku, ekskursija, bet vis tiek kur norim, kiek norim. Smagu, kol kas fainai? Jo. Nepavargai dar nuo kelionės? Ne. Matas sakė, kad nenori išvažiuoti. Mes keliaujam. Nekenčiu lėktuvų, o man mašina važiuoja, aš galiu važiuoti. Nu jo, Mantas važinėt gali daug, man biški važinėt kaip tai gal sunkiau. Mes išvažiavam iš Lietuvos rugpjūčio 13 dieną, dabar yra rugpjūčio 23. Čia gal, man tai kelinta šiandien diena. Jo, 23, tai 10 dienų jau keliaujam, o ne daugiau. Daugiau viskai. 11 gal mes išvažiavam. Ai, nu kažkada vienu žodžiu išvažiavam, jau normaliai keliaujam.
Tai va, tai viskas kaip ir smagu, rūbų užtenka, visko užtenka, nuotaikos geros, apie šiandienos planą papasakau, tai dabar važiuojam prie krioklių. Nusipirkom Red Bullio ir pagaliau tą miniatūrinę bankutę. 200 ml. Man kaip tik mano dydžio. Kaip tik tau. Važiuojam toliau, liko valandą. Važiavom kalnus. Judam gilyn į šalį. Ta pati žalia šalis. Bet vis tiek viskas kitaip. Jo, šiek tiek skiriasi. Jau tų palmių nėra tiek kosmiškai daug. Mes atvažiavom prie krioklio, bet biški baisu filmuot, nes čia yra beždžionių ir aš asmeniškai žiauriai bijau, kad jos pavogs, tai laikau telefoną 2 rankom. Jeigu pamatysit mano pirštus, labai atsiprašau. Rodau beždžionę. Matysiu, bet aš dar jos nematau. Va ten, va aukštai. Dieve, kaip baisu, kad čiups. Perdodu Mantui telefoną. Keliaujam su šaika. O, žemažylis. Sėdime za kukurūzą. Kokia šukuosena. Prasipešė biškį. Išsiskyrė, bet visos čia susišukavę. Kaip baidosi. O kita tai virš galvos mėto. O ta šika galų. Jovijam. Kiek žmonių. Labai daug vietinių. Jo, labai daug vietinių. Šventas vanduo, maudosi jie čia. Beždžionikių tai čia bene koks sodas. Karstas iš čia visur. Medžiuose pilna. Ten dar laiptai. Lipam iš mašinos ir va ten mūsų laukia tuktukas. Su juo važiuosim iki garsiojo Elos tilto. 9 arkų tiltas, dabar tai juodą debesį turim. Ir va, prie skardžio tokio pasistatė mašiną, gyvena žmonės, o mes į tuktuką. Nu, man tai lipk į tuktuką, pažiūrėsim, kaip tu telpi. Aš tai didelis. Tai aš noriu pažiūrėti, kaip tu telpi. Op, op, atilpai? Jo, tu sės prie krašto. Gerai, sėdu. I'm too heavy. Sveiku. Na tai taip. Netraukė su manim. Laužia polskį. Nu jo, čia su mašina viskas sunkiau. Program video. Ne? Ai. Nu va, privažiavo.
Važiavom. Einam su savo vairuotoju. Kažkur ten mažė mano atsiliko. Ir belė kiek čia mašinų iš tikrųjų, mašinų, tuktukų. Pypina ir važiuoja. Visos gatvės apstatytos. Visai smagu čia taip pasivaikščioti. Oi, uždengiau kamerą. Jo. Kiek laiko sėdėjom. Čia įdomu, dėl cinamono. Kokie bambukai. Panašu į cinamoną, jo. Skraido. Kalnais. Skau, kai kurie keliai geresni negu Kaune. O mes čia tarp miškų, tarp skardžių, tarp... Karoči. Džiunglės. Čiut lynoja. Dar gyvena žmonės. Mūsų bičiai pūtė ir nupūtė. Ai, čia toks lietus, tai. Ai, vartiltas. Čia va pravažiuojam, su traukiniu pravažiuoja visi ir atvarėm. Gerai, gražu. Reikia dabar atgeriau. Fotinam dabar, einam, pažiūrėsim, kaip atrodo. Kaip atrodo vaizdelis nuo tilto. Va, įžymus vaizdelis. Labai fainai atrodo, nes už jo debesyse toks menkas lietutis. Taip atrodo, toks smogas krenta. Vėjo lietus, bet toks belekoks lietus. Koks žiaurus garsas. Net susikalbėti yra sunku. Važiavo karočiai ir visi išlindo. Ana. Mes sakėm valgyti. Pas mane yra trintų daržovių sriuba atseit, su šiek tiek grietinėlės, pasindrė ant laužo keptų pomidorų sriuba su belekiek aštrių prieskonių. Nes pamiršau paprašyti nespaisį. Tada Indrė užsisakė kotų, o aš burgeriuką. Kotų yra jų kažkokios tešlos su daržovėm kapota ir apkepta, nu žodžiu, kažkas. Jų tradicinis maistas. Kažkoks tradicinis maistas. Su padažiukais. Visiems, kas valgo skanaus. Nu, dar kokteiliukus. O, katinas. Mes turim savo naują viešbutį Eloje. Nu, guest house. Svečių namai. Gavom kambarį su tokiu vaizdu. Štai taip viskas atrodo beprotiškai aukštai, leistis kažkur žemyn, tai gerai, kad ką tik pavalgiam, nes civilizacijos nulis. Tai šiandien bus puikia proga pailsėti. Nebent prasteit galbūt kur nors aplinkui. Bet labai abejoju čia po guest house'us. Mano mantas. Ir va toks kambarys. Įeinam tiesiai priešais lovą. Ventiliatorius, kondicionierius nėra. Ir ilgas
tualetas su dušu. O, šlapia. Ten buvo šlapia, nes man tas sakė, čia viskas kiaura. Čia lyja. Aš? Arba išplovė neseniai. Nu tai va. Vienu žodžiu, mes ilsėtis ir manau, kad šiandieną viskas. Bet dar... Kažkas labai stebuklingo nutiks, kaip mums pastoviai taip sekasi, kad kažkas nutinka. Tai tikrai duosim žinau. Taip, bet dar neatsisveikinam po to. Tai va, mes prisijungiam vakarą atsisveikinti. Viskas, ką nuveikėm. Tai pakalbėjom su mama. Jie Kuala Lumpūre dabar atostogauja. Išėjom 10 minučių turbūt pasivaikščioti. Bananų pasivokt, bet per žemį tai nenusivokėm nieko. Tikrai taip. Ir grįžom namo, tiesiog ilsėtis. Aš montavau video, man tas siuntės ir žiūrėjo serialus, vienu žodžiu, buvo pilnas relaksas po vakarykštės sunkios dienos. Šiandien buvo lengvesnė, bet vis tiek labai ankstyva diena. Ir mūsų namai yra tokie puskiauriai. Čia tai nesimato. Bet va čia, va, pavyzdžiui, yra laukas ir per jį atskrenda uodai. Tai mes radom va tokį tinklą. Užsėdėjom dabar ant lovos. Tik tai viena problemėlė turi skylę va čia. Va. Bet bandysim miegot, kad nesuvalgytų uodai. Tai va. Viskas, prisijungiam atsisveikinti, tai atsisveikinam. Ačiū, kad žiūrėjote. Šiandien buvo lengvesnė diena, bet vis tiek labai įdomi. Like, subscribe ir spausk lapą. Like, subscribe ir spausk varpelį. Čia man tas sakė taip pasakyti. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitinkame rytoj. Ate.